Nu į labą dieną. Grįžtam su nauju video. Jau kurį laiką nefilmavau. Tai končištą jau turėjom jau praaugusius geroką burgundus. Su dar su motin, bet jau reikės atskirti. Jau pripa 2 mėnesių yra. Tai reikės atskirti mamą. Vakus paliksim tam pačiam, kaip sak, tam pačiam narvi, kur ir auganiai, o mam perkelsim į kitą. Nu, bikur čia aukščiau esu ant narvėlį. Nu, vakam kažką atseit, kiek jau esu pastebėjęs, anim geriau pasilikti tam pačiam. Kvapą viskas matyt mažiau stresau. Čia turėjom kitą burgundų patelį ir atsivedus apie savaitę jau. Tur 4 vakus. Esu įdėjęs va tokį, kaip sakyt, tokį lizdavietį, daryklą, kur anom atsivesti. Nes dar abejojau, ar atsives, ar neatsives, bet vieną rytą ateis, pamačiau, kai jau pradėjai lizdą krauti. Bet pačiam, kaip sak, kompi, tai greitai kėliau ton namėlį, įdėjau šiaudų, į ant jau pats susigalvoju, kada norėk, va ten saugiau bus ir susisok, susienė špūkus ir lizdą pasidarė ten ir atsivedė. Čia turėjom dar burgundus, tai ir jaunesnė burgunduką, tai čia yra apie 1,5 gal mėnesį, gal dar panašia, plius minus. Tai ir be mamas, ką pastebėjot. Tai buvo taip, kad apie mėnesį laiką nebuvo. Ir man pradėjo sirgti, tokį kaip ir vangi pasidarė. Pilvas toks įdomus, toks minkštoks. Nors pašaro nesikeit nieks, visi buvo taip pat. Niek nekeičiau pašarų, jokių priedų, jokių kažkokių niek nekeičiau. Paskui pradėjau viduriuoti. Nors prieš tai niekam jokiau ne vienam triušiau nieks nebuvo pasireiškęs ir, kaip jau minėjau, pašarų pasikeitim nebuvo. Tai buvo biškį nustebęs, kaip taip galėjai būti. Tai jau daviau tokių priedų virškinimų iš vaistins. 2 dienas vaistų padaviau. Liktai atrodo, kad jau kažkas prasidėjo taisyteis. Ir ateis ryt radau nebegyvo. Keist toks atsitikėms. Buvo graži patelė, bet... Tai va. Nu, tokie vakaniai yra, matos tokie kitokie, negu ką prieš tai ką rodžiau. Matyt, kad dar pilna maitėnanus, paskui nusistuoja tas maitinėms, ane tokie jau valgė viskont kombinuotus ir tus, bet matos, kad anim startą trūktų tokį stipresnį. Nu, matysim, kas iš čia gausies. Jeigu matys, kad ir tokiai netokiai kokių norų ir anu jau paskirts veisimo toliau nebebus. Nors atrodo neblogi, bet nežinau. Nu, matys, kas iš gausies. O čia vat matot ir kitą tą mamą prieš tai rodyt. Jie ir žymiai kitokie gražesni. Tai va. Matysim, kas čia užaugs, kaip čia kas čia atskirsim. Pažiūrėsim, ko čia daugiau yra. Tai va, toks naujienas iš triušių. Kažkaip nefilmavau. Dabar galvai dar komentarą sulaukiau, kad video davai padaryk, kam jis pradingis. Tai nežinau, tas dažnoms montų video ir toks retoks, nes, nu, kad nėra daug ko naujo parodyti. Dabar aš tą papasakosiu, nežinau, ko čia toliau neradinės to pat per tom pat. Nu.
Tai paskui nežinau, matys, ką pats skirinės, gal padarys videos tokį, kažkokį pabandys pafilmuoti, kaip ženklinam triušis. Nes kadangi pas manęs ir veislinė triušės dokumentas, pats turiu veislyną, tai ir privalons ir suženklinti, ir suregistruoti, ir kilmės knygą įtraukti. Tai va, vis tom procedūrą, kaip sak, bandysim nors ženklinėm parodyti. Kaip mums atrodo, kas ten, kas kur, kai skaičia dedasi kurį ausį. Tai va, toks trumps video iš triušių, pasirodom, ką gyvi, būni ir vat, nebijom parodyti, kad ir kritėjimų būn, nors dar nesu, kaip sak, be atsakėm, kodėl taip galėjai būti. Galima jau reikėjo mane iškart, kad pastebėjau, kai vangi, reikėjo iškart bandyti kažko tvarkyti. Bet kad galvojau, gal tik tep kažkas netinka. Bet pasirodo jau matyt streikau virškinėms anksčiau, bet nebuvo jokio tokį. Nei išmats pasikeitus, nei kažkas tokį, tik ta, kad tas vangoms toks. Jau matyt tas išdavė. O jo, toks, kaip sak, skaudis pamoks. Kit kart bandysim pastebėti, o ne iškart kažko žiūrėti, duoti nuo virškinėm. Bet keista, kad pašara nesikeičia, šeins nesikeičia, kombinuoti pašara nesikeičia, grūda nesikeičia. Bet kažkas triušiau sustreikavo. Tai va, toks. Būna. Nieko tokį. Judam toliau, neužsiciklinam. Viskas okei. Čia turėjom neblogų šitą triušiukų. Matysim, kas iš nuveikė čia patėlį kaip patinų. Nors taip iš veido bruožo jau matos, kad 3 patina tikra turėtum būti. Va ten kampį matos tokį nesimato. Pasikavoju. Va čia priekyje kvata 99% bus patelė. Nes veids ir smulkus, snukis į pailgomą, tai manau, kad čia ir patelė. Va tas, kur dabar nesimato. Gal pries, vėjaniai. Va ten gali irgi dar vėjim patelį, šalia vėjim kitos nosim susiglaudys. Nes veidą bruožą jau biški kartais išdaud. Ir pats triušiaus tomboms. Va ten kompi, kurį toks, tas beveik teičiau, kai patens. Nes toks bukesnis snukis, veidas tokį formą falesnį. Nors, kaip sak, laiks parodys. Aš tai panašiai 3 mėnesį, ar tai 3 mėnesį kaip ir nepilna, tada jau pradėt paleilyti, atskirinėti. Ir tada žiūr, kur patina, kur patelis. Ir tada ženklinam į žiūram. Nes esu buvęs apsireikis 2 mėnesį, dar seniau, kad laikiau visokius mišrūnus, tai 2 mėnesių atskyriau. Paskiau nebepertikrinau, tai buvau garantauts, bet parodė laiks, kad buvo padaręs klaidą, buvau patinėlis įsimaišęs tarp patėlių. Tai dabar darau 3 mėnesių, 3 mėnesių jau, ar tai 3 mėnesių kaip jau neapsumaišys, jau viskas lytinė ir organai, kaip sakė, jau labai skiras ir viskas yra okei, tada klaidų nepasitaiko. Tai va, tiek žinių. Ačiū, kad žiūrat, gali paprenumeruoti, nežiūr, peržiūrų skaičius nemažas, bet prenumeruotojų ir kažko nedaugia. Nu, aš tas man turinys gal nėra kažkoks įspūdingas. Tai va, jei kam patink triušė, kažkas nauja, kažko gal kiti sužinosit, pamatysit, gali paprenumeruoti, tad bus motyvacija kurti video. Tai teik, ačiū ir iki.